Sekmadienio popietė nuostabi, dar sniego yra likę, nes šiek tiek šalčiau čia šitam šiauriniam krašte. Ir pradėjau nuo savo senosios dūminės pirties kampo. Jos dabar nenagrinėsime, bet jinai atrodo kampelis taip, ir eisiu į buvusi mišką ir ataugusi mišką, parodyti keletą žiemiškų elementų, tai yra gamtos elementų, kad tiesiog pasidalinti, kaip čia viskas atrodo ir pasigrožėti kartu, nes iš tikrųjų yra daug gražių įdomių vietų. Taigi keliaujam toliau. Čia šiek tiek už tos pirties paėjus yra matyti senojo miško liekanos, keli medžiai išvirtę per audras, didžiuliai medžiai. Aš einu tą pamiškę, kuri čia buvo dar prieš 8 metus anksčiau iškirsta. Tiesiog jau čia savaiminis tas miškas atžėlęs yra. Čia pačioje yra tokia pelkė, iš tikrųjų vanduo visą laiką laikosi ir dažnai aš čia girdžiu ir elnius, ir stirnas būnančius. Labai tokia įdomi vieta, jinai jau tokia jau apauginėja ir štai čia matyti tas baseinas vandens, čia ta pelkė, ją turbūt sutvarkius čia galima būtų kažką pasidaryti, bet neplanuoju šią minutę nieko darytis, tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodo tas miškas, kuris kažkada tai buvo ir kas su juo atsitikė ir kokie čia elementai. Ir aš visą laiką grožiuosi va štai va tokiais elementais, kurie yra grybai. Visokie ant medžių užaugę, tai man iš tikrųjų labai gražu ir yra taip kaip yra su tuo mišku. Galiu dabar tik tai bandyti ieškoti elementų, čia tų senųjų medžių liekanos ir štai čia jų pridygę, priaugę. Ir čia tos pamiškės, didžiųjų medžių pamiškės fragmentai išlikę ir vienas iš tų didžiųjų medžių, kuris čia taip aiškiau matosi, čia aš atsakiau, kad yra beržas. Didžiulis beržas, nežinau, skersmuo turbūt apie metrą yra, kamera taip gal nesimato ir taip atrodo. Tolumoj matyti didžiulis išvirtęs medis, tai tenais yra eglė. Aš kaip ir šitą vietą plius minus žinau, praseisim pro tos brūzgynus, dar išlikę kažkiek tai nupjautų medžių detalių fragmentų. Čia šitas kampas buvo juodalksniai, beržai, pušys. Čia tokia drėgnesnė vieta ir jaučiasi pagal tai, kas čia yra. Ką mes čia turime? Jo, ta eglė išvirtusi, aš irgi pastebėjau tik tai šiandien turbūt. Didžiulis medis, didžiulis plotas, kelios kitos eglaitės švirtusios, gaila, bet tiesiog taip yra, net laikė stipraus vėjo ir didžiausias paklotas guli čia nais. Nu, tai lauks darbas su medžiu. Tai būt visam gyvenimo šito to medžio turėsiu šildymui, bet turbūt ne apie tai yra. O čia jau juodalksnių giraitė. Jinai čia visą laiką turbūt buvo. Vienas kitas yra ąžuolas išlikęs ir tokių sugriuvusių šabakščių, kaip aš vadinu, čia pilna. Bet labai įdomu tuo pačiu keliauti ir matyti, kas čia aplinkui darosi. Ten yra drebuliai išvirtusi, tolumoje didžioji, iš audrų turbūt praėję ir vat kitoj pusėje matyti irgi to buvusio iškirsto miško fragmentas. Ir apačioj ta pelkė buvo pasislėpusi ir aš ją matau būtent dabar, kai tų lapų nėra. Toks ežeriukas, labai gražus tie elementai gamtos. Toks pasivaikščiojimas yra atgaiva sielai visą laiką. Nesvarbu, kas čia atsitikė jau su tuo reikalu, su tuo mišku, bet vis tiek matau tas detalės, kurios čia yra va štai per tokią prizmę. Čia yra labai gražu. Va taip atrodo viskas. Tiesiog grožiuosi gamtos kūryba, kuri yra net ir netekties elemente. Aš matau, kaip atauginėja, aš matau, kaip tvarkosi, kaip medeliai dygsta, kai augalai nauji išaugo, kurių nebuvo, nes šviesos atsirado. Ir aš mėgaujuosi tuo. Neleidžiu sau liūdėti, kad kažkaip tai yra pilna godžių žmonių, kurie tiesiog nori taip gyventi, taip suprasti tą pasaulį. Tokia yra sistema, tai ne apie tai dabar. Einu toliau, prasiskverbsiu pro
šitas šabakštis, nes nėra čia taip paprasta praeiti. Ir prisijungsime biškutėlį vėliau. Čia yra tas šlaitas, kuriame augo tie labai galingi medžiai, kuriuos aš čia matau ir matau iš tų kupstų, kurie šiandien yra likę. Ir video jie taip nesimato, kokio dydžio, bet iš tikrųjų tai yra galingi šimtamečiai medžiai buvo. Tai aš vaizduoju, koks čia turėjo būti nuostabus miškas. Aš tikiuosi, tam pateksiu dar į dalį to miško, kuris dar yra neišpjautas iš seno ir bus matyti, apie ką kažkada tai čia kas buvo. Pilna privirtusių medžių, nes tai yra tokia realybė. Ateityje čia bus didžiulis miškas, vėl užaugęs. Kokie medžiai neaišku, bet ir eglaitės mačiau, dygsta. Matau visas tas elementus, ir ypač kai sniegas nukrenta. Ir matau tos elementus, kurie aplink medžius yra žali, samanėlė žalios, čia yra toks grožis man. Žiūriu, atrodo, ką čia stebėtis, ką čia matyti, bet tarkim net ir tai. Taip pat ta žemutinė šlaito dalis, kur vanduo kaupiasi ir pelkė yra nenudrenuota taip stipriai. Drenažo ten neina tie kanalai, bet ir kitoj vietoj. Aš jau baisiai nelysiu, eisiu kitų biškutėlių šonų ir į tą dar išlikusią miško dalį, kur matosi tie didesniai medžiai. O taip atrodo senasis dar išlikęs šito miško pakraštys ir tas naujasis, nuostabusis, kur reikėjo būtinai tai padaryti. Ok, einam čia truputėlį pasižiūrėsime, kas čia vyksta.
šita vieta miško pakraštys prie keliuko, kur pilna voveraičių auga, kur aš visą laiką ateinu, jeigu toliau nuo namų, į šitą vietą, kad jų pasirinkti. Čia ir mėlynės yra, ir šiaip labai graži tokia samanėlė auga. Iš šitų pušų yra viena kita ir dabar išeinam į tą lauką, kuris yra laukas, šienaujama, ten toliau yra melioracinis galvys, tai nueisiu į tą pusę, šiek tiek tos pusės apžvalgos padarysiu. Kokį 3 metrų aukščio Sosnovskio barščiai, nes kažkada šiuos pavadinau Svarovskio barščiais, tai per didelę garbę man kažkas parašė yra taip juos vadinti. Labai irgi įdomus toksai vaizdas, kaip miškas kažkokių keistų medžių. Dabar aš einu į vidurį to miško. Pėdų žvėrių nematyt, kažkaip mažoka, galbūt kažkur ilsisi tie žvėreliai, arba tas sniegas šviežiai iš tikro šiandien iškritė sekmadienį. Bet tas senasis miškas, to senojo miško nebuvimo vieta. Jisai toliau ten eina, tas gabalėlis nėra jis labai didelis, bet dar galiu juo džiaugtis tikrai. Praeisime čia išgriuvę. Aha, čia yra tas upelis, prie kurio vis nenueinu. Nes ten tokioj vienoj vietoj prie savęs, mačiau, yra biškutėlį užtvanka padaryta bebrų. Ir labai norėtųsi pasidaryti vietą maudymuisi, nes aš neturiu kaip ir tokios vietos lauke, kad žiemos metu galima būtų natūraliai mėgautis tuo. Čia, kur einu, dar niekada turbūt nebuvau ėjęs, čia pervaža buvo kažkada tai pastatyta, nes čia yra labai gilus griovys numelioravimui, nes dėl aukščio, dėl kažko, bet va taip įdomiai apauginėja. Aš manau, kad dar 10 gerų metų ir čia bus labai, labai gražaus medžių miško. Tas mane labai džiugina ir toks laukinis tas pakraštys. Na, o čia yra akmenų krūva parinkta iš lauko, nes čia kažkada galbūt tą lauką dirbo. Arba šienavimui sudėta, kažkada atvažiuosiu susirinkti. Šitas kraštas yra jau labai gausus akmenimis ir aš dabar esu toj pusėje, kur pro langą žiūrėdamas matau tolius. Tai čia dabar daugiau dešiniau, jeigu sėdžiu prieš langą, ir va čia tos pušelės labai gražios yra. Čia tos jau naujosios kartos, kaip aš vadinčiau. Tai čia šitoj dalis, tai dabar ten jau nebeisime, suksimės į kitą dar miško dalį, šiek tiek senesnio, nes čia jau yra gerokai daugiau vandens ir aš jo neperbirsiu, tai turiu grįžti ten, prieisim prie kitos vietos. Čia dabar visiškai iš tos kitos pusės žvilgsnis į trobelę per buvusį mišką, nes šita erdvė irgi buvęs miškas, jisai tuo pačiu buvo iškirstas kaip ir visas aplinkui prie manęs paskutinių kirtimų, ir va čia likę tik tai pakraštys, kuris per maži medžiai buvo, jiems neapsimokėjo čia vargti ir tepalų kažkokių tai naudoti išpjovimui. Tai, o ten jau eina tolyn juodalksnių giraitė, kurią pasadino. Ir parodys tą skirtumą, kaip atrodo jinai dirbtinai užsodintas miškas netrukus atėjęs. Nu va, tai čia tie, kurie sako, kur atsodina miškus, kaip jie čia pasistengia vietoj tų senųjų, nes vis tiek tai yra mediena, medžiai, čia vėlgi kažkaip tai viskas gerai, bet tu turbūt jauti, kaip tai atrodo. Tai yra negyvas miškas, aš tai vadinu mediena bulvių vagose. Ir tie žmonės, jie negyvena prie tokių miškų, jie gyvena prie natūraliai užaugusių miškų. Va čia tokia jaunesnė pamiškė, bet jinai tokia marga iš visko ir visiškai kita energija. Tai čia yra juodalksniai, jie skirti greičiausiai bus baldams.
ateityje tai irgi perspektyva labai aiški šitoje vietoje. Jie auginami kaip ir gyvūnai, gyvuliai įvairūs, paršiukai pavalgymui, skerdimui, medienai, dar kažkam tai yra masinė gamyba. Tai va toks vaizdas. Nu, nieko tokio, šiandien nieko nenoriu labai blogo pasakyti, tiesiog yra tokia realybė ir dar prieisiu prie tos vietos, kur aš planuoju darytis kaip ir upelyje tame maudymosi vietą. Tai perėsiu per šitas bulvių vagas ir tenais prisijungsim. Išėjau tos vietos ir iš tikrųjų šitas griovys labai yra gilus. Jisai vasarą žemyn, jisai leidžiasi žemyn, jeigu matai net beržai kokiame gylyje stovi, leidžiasi turbūt kokius 3 metrus žemyn. Tai čia vandens yra ohoho. Ir tas status skardis labai įdomus ant, daugiau prieisime, matos dėmės, nukritę į skylę kažkaip, tai labai kaip kūriniai maži, vėlgi gamtos sukurti. Čia matosi labai derlinga žemė, nes neužliejama ta pieva buvo. Čia kurmio praknista, bet juoduma, juodžemis visiškas. Aha, pasidalinau kurmio purvais. Ir va čia tęsiasi, bet čia gylis yra bet kokio dydžio, dėl to, kad tiesiog drėgmės buvo šiais metais daug. Ir jo čia tiek prisikaupė, tai ką aš noriu parodyti va perspektyvą, kaip aš matau vat kokią viziją. Čia prasivalyti tą keliuką, taip, čia tiesiog prieimą pasidaryti, įsipjauti tuos medžius, kurie guli vandenyje. Ir va toks mini kaip ir prieimas galėtų būti, nežinau kaip ten tos laiptelius reikės pasidaryti. Bet tie medžiai nupėjo nuo šonų ir pasidaryti tokią vietą maudynėms. Ir yra nuošaliai, nėra žmonių, gali maudys kaip nori ir va štai mano trobelė matyti priekyje. Ir čia toks kaip ir paliktas tarpas, nežinau kodėl jį paliko, bet paliko. Nes vienoje pusėje yra juodalksniai, o kitoje pusėje yra beržai. Gal čia dėl to buvo toksai susiskirstimas, nedidelis plotelis. Tai per šitą keliuką iki mano trobelės čia su rankšluostuko ateini ir neritiesiai į čia va. Jo, kažkaip taip. Nu, dabar grįžau jau tų upelių prie savo kluono. Štai atrodo iš čia tvarkosi, kita pusė išgriuvusi. Na, bet padariau kvėpavimą, kad būtų. Ir likę tie ąžuolai. Keli čia nais, tai ta pamiškė irgi tvarkoma. Ir čia eis visi kiti medeliai sodinami. Ir pavyzdžiui, matyti, kai lapai yra nukritę, matyti tas didžiulis medis drebulė, aš jau jį anksčiau praeitais metais šiek tiek tvarkiausi, bet pasirodysiu dar kartą žiemoje tarp tų savaiminių. Bet jau čia nukritęs turbūt labai seniai, nes dydis yra įspūdingas į vieną pusę, į kitą pusę ir jisai toks atrodo kaip autostrada. Perėsiu dabar į kitą pusę, kur gal mes ir buvome, gal nebuvome dar. Parodysiu, čia sunkiau praeiti, tai prisijungsiu turbūt praėjęs, nes eisim dar į tą Sengirės plotą, kuris išlikęs, bet va, pavyzdžiui, dar praeisiu pro štai šitą kelmą. Kai didžiulis labai, didžiuliai čia tie medžiai augo, pušinas buvo čia nais pasirodo.
Nu va, tai čia to šviežio kirtimo vaizdai. Nustabus matyti. Va štai toj pusėje. Ten turbūt prieš kokį 30 metų gerų. Gal net ir sovietmečių dar buvo iškirstas miškas, ta pati čia sengirė buvo aplinkui. Ir ten jau šiek tiek setaugęs. Ir o ten, kur didesni medeliai priekyje, tai prieš, nežinau, gerų 10 metų turbūt irgi užaugo. O čia va prieš 1,5 metų išpjauta. Čia truputėlį laiko turės būti, kol vėl viskas užaugs, bet viskas užaugs ir viskas čia tvarkoje bus. Tai dabar į tą pusę, kur dar liko to miško, kuris buvo sujungtas su šituo, tos sengirės. Tai dar tenais keletą vietų apeisiu. Iš tikrųjų, man patinka labai šitos vietos ir čia kiekvieną dieną, kiekvieną kartą eidamas viską galiu matyti kitaip. Nes tokia yra realybė. Atrodo, kaip ir niekas nesikeičia, bet vis kitokių kampų, kitoks oras ir niekada neatsibosta. Prasibroviau iš tos kirtenos, čia tas, kur prieš 10 metų iškirstas, o čia va ta riba to nuostabaus senojo miško eina. Čia grybaudavau, kur Baviraičio tą epizodą mes turėjom. Ir didelis plotelis iš tikrųjų likęs, bet aš bent jau juo galiu pasigrožėti ir pabūti visai kitokią energiją. Bet parodysiu tau kai ką. Jau čia irgi sužymėti dalykai. Kokiam kontekste, nežinau, tie taškai tiesiog pasakius 100% nesu tikras. Nes jų labai yra daug, ar čia retinimui, bet tikrai ne grožiui pridėta. Manau, kad atėjo eilė ir šitai miško daliai, tai kol kas yra taip, kaip yra. Gerai, tai irgi nuostabūs medžiai. Čia eglynas gal daugiau, yra viena kita pušis, bet irgi nuostabaus dydžio. Tiesiog gražu pasižiūrėti. Tai va čia nais irgi pamiškės dalis. Kur seno miško buvusio. Ir čia va taip kampais jie viską išpjaustė, kol neliks čia. Nes ten tolumoje irgi matyti va vienetinės tos pušys. Šitie medžialiai tokie palikti kaip po Černobylio sprogimo. Tai labai įdomu matyti tas realybės tokias. Gerai. Ir va, suvirtė labai daug tų medžių ir nuo vėjo ir šiaip nuo visko. Aš nematau tame jokios problemos, tiesiog natūrali būsena to miško. Kažkas vėl užauga, kažkas tai iš to medžio gauna kaip trąšą ir viskas vystosi. Tos audros čia, viskas nuostabu ir aš, pavyzdžiui, čia ateinu ir vat mėgaujuosi tokiais vaizdais. Mini miestai, kaip aš juos vadinu. Geniam šį yra ką veikti, nes čia tų sausuolių yra daug tokių. Šitoje vietoje ir eglių ir pušų. Ir minuko apvalgytų. Bet nieko tokio. Sutvarkys miškas su tuo, jeigu viskas gerai, bet man čia irgi toksai įdomus vaizdas. Kelių eglių komplektas ir jie, tie medeliai jau tiesiog irgi išpūvę, sugriuvę. Toks senesnis jau procesas. Kaip į dangų stiebė čia atrodo. Pažiūrėt. Net ir tokioj būsenai tos medžius. Wow. Net toksai lygus buvo. Šlaitas ir dabar. Čia šlaitas pasidar lyguma buvo čia.
Jau leisiuosi į apačią ir suksiuosi atgal. O tos žalumos dabar tiek daug nesimato, nes šviežiai yra užsnigta šiek tiek tų paparčių. Bet kai sniego nėra, labai tas paklotas samanų gražus čia. Nu toksai Virtenų miškas, bet tuo pačiu labai geras jausmas. Kai eini tokį per netobulą mišką ir pasižiūri štai tokių vietų. Kažkas čia slepiasi. Genių. Iškapota. Grybeliai. O kaip kokie medžiai. Kokios šakos išrėstos kaip smaugliai kokie. Iš karto matau, ką galima būtų iš jų padaryti. Ateityje tą ir padarysime. Iš tokio tipo šakų. Kaip meno kūrinius. Aha. Jaučiu tą gėrį. Tos gamtos, tos kūrybos. Ir čia jau yra pelkės nedidelė dalis. Viskas suvirtę. Viskas susipylė. Štai taip mėgaujuosi tokiais gamtos vaizdais. Nesistengiu čia kažkaip tai skūstis, kad kažkas netaip čia įvykęs tuo mišku, tiesiog einu per tą gamtą, kurią matau dabar ir iš tikrųjų kiekviename elemente matau tą grožį ir nesustabdomą grožį. Ir galiu mėgautis tuo, nes esu taikoje, švaroje su savimi. Ir tai didžiulė vertybė, kurią įgijau šitam gyvenime, kurią dalinuosi su kitais ir leidžiu pažinti kitiems tą pasaulį, kurio nesimato. Ypač gyvenant mieste, jo beveik nesimato. Tik tai atitolus ilgesnį laiką tu supranti, kiek visko yra už tos ribos, už kurios mes nesuprantam, kas vyksta, ir aš turiu galimybę tokią prisiliesti. Gamta yra tas, kas mane gydo, kas man duoda išminties, kas man duoda ramybės, taikos, sveikatos. Tai yra tas, kas būtina žmogui. Tai kiekvieną dieną išėjęs kažkur tai, aš atrandu kažką tai naujo, gražaus ir mėgaujuosi, tuo džiaugiuosi, vertinu labai ir dėkoju Dievui, kad turiu tokią galimybę.